Buvo parašytas skundas Alytaus rajono merei Rasai Vitkauskienei. Skubus prašymas merės Rasos Vitkauskienės. Aš prašau aplankyti mano mamą ir pažiūrėti, kokiomis žiauriomis sąlygomis gyvena. O tas žiaurias sąlygas sudaro ūkininkas Arūnas, nes per 4 metus mama patyrė žalą 5040 eurų už žemę, nes Arūnas dirbo žemę, disponavo negaliojančia panaudos sutartimi su padirbtu mamos parašu. Žiauriomis sąlygomis laikyti labai didelis žiaurus elgesys su žmogumi. Pažeidžia žmogaus teisės į orų gyvenimą. Tačiau pažeidžia mano mamos teisės į orų gyvenimą taip pat, kad seniūnas Rimas Avižienis neskiria mano mamai socialinių darbuotojų ar socialinės darbuotojos. Mama turėjo lankyti jau 4 metus, nes jis savęs neapsižiūri, savimi nepasirūpina. Kodėl taupo Nemunaičio seniūnijos pinigus? Gal tai daro tyčia, nes jis buvo mano klasiokas. Taigi, tapęs seniūnu, tyčia neskiria socialinės darbuotojos ir taupo seniūnijos pinigus. Labai skaudu, kad seniūnas Rimantas aplankęs mano mamą tiesiog teigia, kad mano mama 92 metų gali tvarkytis buityje, rūpintis asmeninė higiena ir kitais poreikiais. Tai yra didžiulis melas. Aš jum parodysiu ne vieną ir ne 2 vaizdelius, kokiomis žiauriomis sąlygomis mama gyveno. Jinai negalėjo pasirūpinti nei asmens higieną, nei indų susiplauti,
nei grindų įsivalyti, nei pasikeisti patalynės. Patalynė nekeista gal metai. Ir tai seniūnas Rimantas neleido, nedavė socialinės darbuotojos, kad mano mamai padėtų tvarkytis buityje, rūpintis asmeninę higieną. Bus daug vaizdelių. Parodysiu, kokiomis žiauriomis sąlygomis gyveno. Tai pažeidžia žmogaus teisės. Tai žiaurus kankinimas mano mamos. Ir kodėl Rimas taip žiauriai elgėsi su mano mama?